Taigi tau atsibodo paprastas piliečio gyvenimas. Tu nori tapti pats savo bosas. King in the castle. Todėl tu nusprendei tapti kunigaikščiu, meru, bet tu nežinai, nuo ko pradėti. Tavo laimiai, šitas vaizdo įrašas tau padės tapti tikrų regiono dievu. Jeigu netiki rezultatais, tik pažiūrėk į šį sėkmingą valdovų sąrašą. Dabar galvoju, ką čia golą man įmuši. Aš būsiu atviras. Tavo šansai nėra dideli. Mero rinkimuose įprastai dalyvauja nuo 6 iki 10 kandidatų, o daugelėje regionų jau yra įsikūrusios diktatūros. Todėl tu turi elgtis labai strategiškai, jeigu nori laimėti. Tau reikia resursų. Ir jeigu tu nesi krabas, tai tau reikia prisišlieti prie kokios nors politinės partijos. Gimdykit vaikus. Kadangi provincijoje Landsbergis yra šėtonas sunaikinęs Lietuvą, geriau nesirink konservatorių, demokratai, valstiečiai, liberalai, kitos ateinančios ir išeinančios partijos yra tinkamas variantas, tačiau žiūrint į praktiką, geriausias tavo pasirinkimas yra Lietuvos socialdemokratų partija. Todėl, pirmiausia, tu turi tapti lyderiu partijos rajono skyriuje. Šis žingsnis iš esmės yra sunkiausias, norint įkurti savo kunigaikštystę. Todėl daugelis potencialių kunigaikščių čia ir sustoja. Tu nesi vienintelis, kuris nori tapti kunigaikščiu. Kova bus arši, todėl tu privalai susirasti sąjungininkų, kurie tave palaikytų šioje kovoje. Geriausiai šiame etape sekasi jau prieš tai tapusiais įtakingais verslininkams arba ilgamečiams partijos skyriaus nariams, kurie aktyviai dalyvauja veiklose. Kas yra žiauriai nuobodu. Esmė yra pažinoti kiek įmanoma daugiau žmonių partijos skyriuje, kad jie būtų lojalūs ir atėjus pirmininko rinkimams jie išrinktų tave. Tai gali būti draugai, giminės, iš esmės bet kas matytų asmeninę naudą būnant kartu su tavimi. Mes čia apie varkes kalbam. Dar gali įkurti savo komitetą, bet nors ir pradžia yra lengvesnė, nes tu įkūręs įprastai ir tampi lyderiu, tačiau vėliau gali kilti keblumų su finansais ir įtaka. Tapęs partijos skyriaus lyderiu ir kandidatu į merus, tu jau įveikiai daugiau kelio negu daugelis šio tikslo siekiančių asmenų. Tačiau tu vis dar esi toli nuo savos karalystės. Dabar tau reikės sužavėti rinkėjų mases, kas tavo atveju yra apie keliasdešimt kaimelių ir keletas miestelių. Pirmas ir svarbiausias punktas – visada susirask priešą, ant kurio mesi kaltę dėl visų blogų dalykų. Nes žmonėms daug geriau surezonuos įvardintas priešas negu kažkoks nuobodus sprendimas. Geriausi priešai – Vilniaus burbulas, nacionalinės politikos konservatoriai, vietiniai konservatoriai, iš esmės konservatoriai. Dar Landsbergis. Štai pavyzdžiai, kaip tu gali atsakinėti į tau užduodamus klausimus. Kodėl vogėte iš savo darbovietės? Nes Landsbergis Lietuvą nustekeno. Kodėl kyla šildymo kainos? Nes Vilniaus burbulas vogė malkas. Kodėl su manimi išsiskyrė žmona? Dėl šito kaltinu konservatorius. Šias ir panašias žinutes tu turi skleisti Facebook'e, vietiniuose renginiuose bei bendruomenės susitikimuose. Čia labai pravers tavo anksčiau per skyriaus pirmininko rinkimus suburtas savekų ratas, nes bet kas kalbėti renginiuose ir susitikimuose negali, todėl tau privalu pažinoti žmonės, kurie organizuoja šiuos susibūrimus. Taip pat svarbu pulti poziciją, nesvarbu gera ji ar bloga, svarbiausia žmonėms pateikti lengvus atsakymus į kompleksinės problemas. Nes pateikti lengvus atsakymus yra daug lengviau, kai tu esi opozicijoje. Geresnė šių žinučių sklaida užtikrins tavo partiją, kuri tau suteiks lėšų tavo rinkiminiai kampanijai. Sveikinu, tu ir tavo savekų chebra laimėjo rinkimus. Galbūt tau prireikė koalicijos su panašiai mąstančiais žmonėmis, bet nepaisant to, valdžia yra tavo. Bet kas toliau? Realistiškai tavo pirma pergalė nėra labai galinga ir tu vis dar turi stiprią opoziciją, kuri vis labiau išryškina tavo klaidas ir tai puikiai rezonuoja su tavo rinkėjais. Vietinė žiniasklaida tave taip pat pradėjo kritikuoti, o atsišaudyti darosi vis sunkiau, kadangi tu jau esi pozicijoje ir tu turi pateikti realius sprendimus, o ne vien kaltinti kitus. Mes įsitvarkysime. Bet pirmiau, eikime prie linksmosios dalies.
Kiekvienas save gerbiantis meras turi žinoti, kaip praturtėti valstybės ir ne tik sąskaitą. Iš esmės, čia tave riboja tik tavo fantazija, na ir gal įstatymai. Pirmiausia, visiems jau labai gerai žinoma ir lengviausiai įvykdoma varkė, tai yra tarybos nario funkcijų vykdymui skirtų lėšų maksimalus pasisavinimas arba paprasčiau čekiukai. Sistema labai paprasta, savivaldybės buhalterijai tu tiesiog pateiki čekius už realiai ką nori ir iš mokesčių mokėtojų pinigų tau bus pervesta ant čekio esanti suma. Ši varkė mums tikrai nepadarys problemų ateityje. Antras ir efektyviausias būdas yra imti kyšius iš verslų, kurie dalyvauja viešuosiuose pirkimuose organizuojamuose tavo valdomos savivaldybės. Štai keletas būdų, kaip tai daro ekspertai. Raseiniuose įmonės atstovai savivaldybės darbuotojams atsilygino įvairiais kyšiais. Radavičiui priklausančiame žemės sklype buvo sumontuota daugiau nei 2700 eurų vertės tvora. Bacys kaip kyšius priėmė namo statybai reikalingų statybinių medžiagų, kurių vertė siekia daugiau nei 6000 eurų, taip pat kyšius grynaisiais pinigais. Mažeikiuose buvęs direktorius savivaldybei pavaldžios bendrovės Mažeikių vandenis iš įvairių įmonių atstovų bendrai priėmė beveik 15 000 eurų kyšių už tai, kad šios įmonės laimėtų bendrovės Mažeikių vandenis organizuojamus viešuosius pirkimus. Panevėžio apskrityje keletas įvairių savivaldų įmonių viešuosiuose pirkimuose derino savo pasiūlymus verslui ir iš anksto nustatydavo pirkimų laimėtoją. Net jeigu verslas nedalyvauja tavo organizuojamuose konkursuose, tu vis tiek gali iš jo paimti neoficialius mokesčius, nes tu kontroliuoji įvairius leidimus, o taigi niekam nepatinka ilgi biurokratiniai procesai, kurių greitį kontroliuoji tu. Šiuo būdu pasinaudojo Dainius Bardauskas. 2017-2019 metais prie Kupiškio marių vykusių švenčių metu pareikalavęs kyšio iš įmonių norinčių išskirtinių prekybos sąlygų. Taip pat galime pasisemti idėjų iš didesnių valdų, pavyzdžiui Kauno, kur miesto vadas ir tėvas Visvaldas Matijošaitis užsuko varkę su žemės sklypais, kai jo sūnus Šarūnas įsigijo sklypų už beveik 2,5 milijono eurų. Kaip matote, būdų yra daug ir aš spėjau pateikti tik keletą pavyzdžių. Jeigu apie kiekvieną iš jų kalbėčiau labai detaliai, tai mes jau užtruktume keliasdešimt valandų. Todėl einame toliau. 광명성 3호 2호기 위성 발사 성공! Varkės yra gerai, tačiau jos pritraukia nenorimo dėmesio iš žiniasklaidos, opozicijos bei visuomenės. Ir tai gali sukelti grėsmę tavo valdymui. Pirminis tavo problemų šaltinis yra ta nelemta žiniasklaida, kuri vis labiau kišasi į tavo reikalus, o opozicija vis labiau mėgsta pasinaudoti jo suteikiamą auditoriją. Todėl pirmiausia, tu turi sunaikinti būtent ją. Ir tau labai pasisekė, nes iš esmės kiekviename regione pagrindinis regioninės žiniasklaidos užsakovas yra savivaldybė. Kas esi tu? Taigi, metas aplankyti senus draugus vietinėme laikraštyje ir priminti, iš ko jie gyvena. Jeigu tau vis tiek kyla keblumų, tu tiesiog gali sukurti savo žiniasklaidą. Kaip tai padarė viena sėkmingiausių valdovių, kartais vadinama mere, Živilė Pinskuvienė. Remiantis jos praktiką, tu taip pat gali tiesiog ištrinti žurnalistus. Taip, jūs išgirdote teisingai. Štai čia matote nuotrauką padarytą savižudybių prevencijos memorandumo metu. O čia tuo pačiu metu daryta nuotrauka savivaldybės ataskaitoje. Tie dingę žmonės, esantys žurnalistai iš meriai nepalankių žiniasklaidų. O šis vyras, vietinės žiniasklaidos teigimu, vėliau buvo atleistas iš darbo gydytojas, neįtikęs meriai. Na tikrai, imama praktika iš geriausių pavyzdžių. Tavo nauja žiniasklaida turėtų supanašėti su Šiaurės Korėjos pranešimais. Ištisi puslapiai turėtų spindėti tavo arba tavo partijos žygdarbiais, nuostabiais sprendimais, maždaug taip. Taip, čia yra tikra nuotrauka vietinio laikraščio iš Zarasų rajono. Pagal vietinę žiniasklaidą, tu jau esi dievas, be kurio šis kraštas pražūtų. Tačiau tavo varkės, kaip pavyzdžiui čekiukai, vis dar gali būti išskųsti valstybinėms įstaigoms, savivaldybės audito ir kontrolės. Kaip gaila, kad tik būtų kokia nors tvarka, kad valdžia ir paskirtų savo kontrolierius. Taip, tu išgirdai teisingai, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus tu skiri savivaldybės kontrolierių, kuris yra atsakingas už audito tarybą, o viso jo struktūrą ir veikimą turi patvirtinti savivaldybės taryba. Įtvirtinti savo diktatūrą niekada anksčiau nebuvo taip lengva ir legalu. Tavo valdose yra daug žmonių, kurie užima darbo pozicijas matomas rinkėjų.
Daugelis jų yra valdomas bent iš dalies tavęs, kaip pavyzdžiui mokyklų direktoriai, sporto centrų vadovai, komunalinių ir įvairių kitų savivaldai pavaldžių įmonių vadovai. Iš jų gali kilti potencialūs opozicionieriai, todėl tu privalai atlikti vieną iš šių veiksmų. Pirmas punktas – privilioti juos į savo partiją, primenant, kas jiems ir sutikė šią gerą darbo poziciją. Antras punktas – jeigu jie priešinasi, reikia juos patraukti ir įkišti savus. Štai čia yra puikia proga apdovanoti savo ištikimiausius bendražygius geriomis darbo vietomis. Nebūtinai jie visi turi būti aktyvioje politikoje, tačiau visi turi būti tavo draugai ir žinoti, kas yra tikroji galia. Dėl žmonių psichologinių ypatybių tau nepritarantys žmonės nebus linkę priešintis ir nueiti nuo tavo įsteigtos politinės linijos, jeigu jie manys, kad kiti neseks jo pavyzdžių. Todėl tavo svarbiausias tikslas yra nepaversti visus lojaliais tavo tarnais, o sudaryti įspūdį, kad visi aplink yra lojalūs tavo tarnai. Deja, mes gyvename demokratijoje ir yra opozicija. Ir tu turi apsimesti, kad tau tai patinka. Tačiau tavo laimiai savivaldybė kontroliuoja kultūros centrus, bibliotekas, bendruomenės centrus. Paprasčiau sakant, tu kontroliuoji visas viešasias erdves. Tai reiškia, kad tu nusprendi, kas susitiks su rinkėjais, o kas nesusitiks. Tu nusprendi, kas renginiuose gaus pakalbėti, o kam to neteks. Žinai, man pradeda patikti šitą demokratiją. Tavo valdymo laikas nėra amžinas, o euforija nuo tavo rankose esančios valdžios prabėgs labai greitai. Todėl tu privalai užsitikrinti pergalės ateityje. Tavo partijoje jau yra bent dalis direktorių ir kitų darbuotojų iš savivaldybei pavaldžių įmonių, o kiti blogiausiu atveju bus neutralūs. Tačiau to tau neužteks pergaliai. Šiuo metu pravartu priminti verslininkams, kas išduoda įvairius leidimus reikalingus jų veiklai, galbūt išnuomoja įvairias erdves arba atlieka pirkimus jų įmonėse. Galų gale tavo sekančių rinkimų sąrašas turėtų atrodyti maždaug taip. Šie numeriai sąraše dirba savivaldybėje. Numeris 4 – treneris savivaldybei pavaldžiam sporto centre. Numeris 6 – mokytoja, vėlgi savivaldybei pavaldžioje mokykloje. Numeris 35 – rinkimų metu buvo verslininkas restoranų sektoriuje. Net Donatą čia turim, taip tą patį. Kadangi sąrašas labai ilgas, tai sutrumpinant, šie žmonės dirba savivaldybei pavaldžiose įmonėse, o šie žmonės yra verslininkai arba verslo atstovai. Iš šio sąrašo atrodo, kad visi Akmenėje, kurie kvėpuoja, turi vardą ir pavardę, yra socialdemokratų partijos nariai. Tai nėra išskirtinis atvejis. Štai pavyzdžiui Vilkaviškio rajono LSDP rinkiminis sąrašas. Numeris 13 – Želsvos progimnazijos direktorius. Numeris 14 – buvęs savivaldybei pavaldaus Vilkaviškio kultūros centro darbuotojas. Ir taip galime eiti per daugelį regioninių sąrašų. Taigi, tau nepalanki žiniasklaida prispausta, opozicija užgniaužta, o visuomenė lenkiasi didžiajam lyderiui, tai yra tau. O ir varkės einasi puikiai. Geras gyvenimas. Dabar jau galime atsipalaiduoti. Deja, nepaisant visko, tie nelemti žurnalistai pradėjo kištis kur nereikia ir išsiaiškino apie tavo varkės ir pradėjo kažką teikti apie skaidrumą. O ir nauja konservatorių valdžia įkūrė medijų fondą, kuris suteikia alternatyvų finansavimą vietiniai žiniasklaidai. Visi pradėjo pulti mus nekaltą savivaldą, mes nieko nepadarėm, nu gerai, gal biškį šiukšliadėžes pasižiūrėjom, kažkokius čekiukus parinkom, iš viso jūs į save pasižiūrėkit, Vilniaus burbulas, hipsterijus, ble. Lietuvos, vis dar Respublikos jaunime, mes gavome žinių iš Prienų apie bujojančius buržuazinius ir landsbergistinius elementus jūsų gretose. Tai yra visiškai nepriimtinas elgesys šviesaus rytojaus laukiančioje socialdemokratinėje Lietuvoje. Visi antisocialistiniai elementai privalo ir bus sunaikinti. Šią žinią mes taip pat gavome nurodymus iš savo didžiojo lyderio Remigijaus Ingos Ruginienės. Jos laišką dabar aš perskaitysiu jums. Jaunimas, aš, kaip sovietinis dzėtsai, nesuprantu jūsų kovos prieš darbininkus, paprastus žmonės, kurie dar nėra tokie iškilūs kaip Čiurlionis. Todėl įsakau,
reedukuoti šį buržuazinį jaunimą pagal proletariškasias vertybės. Šlovė Lietuvos socialdemokratų partijai. Tai tikrai įkvepianti žodžiai jaunimui iš mūsų didžiosios lyderės. Ir mes tikimės, kad šis pranešimas padės jums susivokti ir grįžti į sveiką protą. Taip, galiausiai po tamsos ateina aušra. Ir rytuose patekėjusi saulė mums atnešė naują socialdemokratinės ruda druže valdžią, kuri nebesudaryta iš senosios kartos politikų, nes jie arba kaip Kirkilas išėjo amžino atilsio, arba, patys žinot. Už kurias Algirdas Paleckis dabar sėdi kalėjime. Jis yra politinis kalinys, jis absoliučiai nieko nepavojingas. Ši naujos kartos valdžia, kuri yra sudaryta iš tokių kaip mes, savivaldos klierikų, administratorių ir ko tik nori, greitai sutvarkė, ką pridirbo prie to valdžia ir tie nelemti žurnalistai. Medijų fondas jau yra sėkmingai mažinamas, o žurnalistai irgi gaus ko nusipelnė. Taigi, šlovė LSDP ir sėkmės tau žiūrovė šiame socialdemokratinėme rojuje. Esam socialdemokratai, ateiti kurt pasiruošę ir tarsi vėliavą nešam, skaisčiai raudoną rožę. Savo širdį užsirašom, santarvę, meilę ir grožį. Ir tarsi vėliavą nešam, skaisčiai raudoną rožę.